Šiandien pastebėjau, kad apsi labai daug streso. Kur mano žirklės? Džimai? Tu tikiuosi nepaėmei. Čia yra kompanijos daiktų sugadinimas. Aiškinkis! Aiškinkis! Tu sugadinai mano darbą. Mano darbą. Žirklį. Ir tušinukus. Ir dar vieną žirklį. Vaitai, tai čia. Taip, Maklai! Vaitai, aš turiu idėją, bet tu turėsi būti savanoriu. Tikrai taip. Šiaip visą laiką Aris naudojat, bet nesitikėjau, kad jis pasiskusmai. Tai labą dieną visi. Nusprendėme, kad šiandien darysime antistreso programą ir Vaitas nuostabusis bus mūsų savanoris. Tai dabar visi sustokite ratuku ir rėkite ant Vaito. Maiklai, kodėl mes tiesiog negalime dirbti? Kodėl tu iš ofiso laik turi padaryti kiaulidę? Kodėl tu iš vis čia esi? Eik iš čia. Gerai. Kaip patarlėse sakoma, kvailiai grūdant iš jo kvailumo neišgrūsi. Tai mes dabar savo kvailumą išrėksime. Gerai, tai aš pradėsiu. Kaip buvau mažas, aš bijau tamsos, bet dabar kaip mano tualetas, kada bijau šviesos. Aš tai Bairiai! Tu subraižei mano kapotą. Kas čia buvo? Man rodos, Maiklas išpratėjo. Dar taip stipriai nereikia, man atrodo, kai tėtas užlipo ant mano širkėną. O, geras. Maiklai! Žiūrėk, žinote, Maiklas gal užsidavinė, neturėtume atvažiuoti. Maiklas gerai vaikus. O labas, Žanet, einam į mano kabinetą. Ką tu iš vis darai su savo gyvenimu? Kas čia vyksta? Man rodos suveikia. Dvaitai čia tu?